Sušikuojam, pasitvarkom šikosinėlę, jo, va. Nu va, komandos kapitonas. Pataikęs tą trajeką, kaip sakant, šaltakraujiškų veidų. Kaip pačiam varžybos? Ką žinau, Nu, komandos vardu kaip kapitonas. Kaip kapitonas galiu pasakyti, varžybos labai vykusios. Ar įvykdėt namų darbus? Jo, ką planavom, iš tikrųjų tą įvykdėm. O kas liečia, kas įmetė, čia, manau, reikės komandinės pasiekimas, žaidėm kaip komanda ir nugalėjom kaip komanda. Ačiū komandai ir atidavėm visas jėgas. Beliko džiaugtis pergalę. Bet nesibijai imtis lyderio vaidmens reikiamų momentų. Prisiminkime tą metimą prieš Titanus irgi, nacionalinės lygos finale. Ar tiesiog atsilaisvina žmonės, ar uždengti kiti būna žmonės? Ne, nu aišku, priklausoma daug kas nuo aplinkybių, bet kad bijoti kažko tais, nu ne, tai jeigu bijai kam į aikštelę. Tai buvo toks šansas, kad šį kartą išėjau aš laisvesnis ir buvo gera galimybė padaryti metimą ir mečiau, džiaugiuosi, kad pavyko. Nelabai sureikšmintas, paskutinio metimo daug padaryta buvo iki to metimo. Nu ir trumpai apie finalę varžovą, Demonsai. Varžovas rimtas, susitikom su jais jau šiemet ir iš tikrųjų pralošėm, net nedavėm kovos jiems, bet kaip matėm, toje varžybos yra sąskaita, mūsų atsiranda motyvacija, atsiranda noras žaisti kaip komandai, tai kad dėsim visas pastangas, manau, kad bus įdomi ir gera kova. Na ir kaip komandos visos ekipos vardu, pakvieskime tos lietuvius, gal jų yra airiai visgi? Jo, visos komandos, Dublin Inter komandos vardu noriu pakviesti visus lietuvius ir ne tik, tie, kurie užjaučia ir palaiko Dublin Inter komandą, atvykti sausio 24 dieną. Laikas bus patikslintas į tą areną ir palaikyti Dublin Inter lietuviškos komandos. Būsim dėkingi ir tikrai stengsimės jūsų nuvilti. Gerai, dėkui.